Sveiki visi. Pirmosios rugpjūčio dienos, vėl šviečia saulė, pučia gražus vėjelis, kviečia į laukus darbuotis. Lyg ir nieko nebūtų buvę, tačiau vaizdas už nugaros primena apie praėjusių savaitgalį, ne tik per Lietuvą, bet ir per kaimynę Latviją praėjusias negandas, kurios tikrai nepaliko laukų be pėdsako. Gana didelės žalos, labai skirtingas kritulių kiekis pietinė Lietuvos dalyje, pakankamai ramiai. Nuo 30 iki 60 mm, kai kur paguldyti vasariniai, ten su žieminiu laukų kūlimo darbais jau buvo beveik viskas į pabaigtą, vienas kitas kviečių rapsų laukas likęs, žalos nėra tokios didelės, persikeliant į vidurio Lietuvą. Labai daug laukų teko aplankyti vėl tą patį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, iš karto po tos liūties važinėjome tiek su draudimo ekspertais, tiek lankėme ūkininkus prieš draudimo ekspertų vizitus, kad įvertinti, kokios tos tikros žalos laukuose padarytos. Vaizdai tikrai nėra labai optimistiški, ypač kai kuriuose Lietuvos regionuose, persikėlius į šiaurę, pavažiavus labiau link Šiaulių, link Joniškio pusės, Mažeikiai, ten, kur iškrito ne 70, o iškrito kai kur net ir 180 mm lietaus, niekada nepraeis tokios liūtys be žalos ir ta žala ganėtinai didelė. Vidurio Lietuvoje teko važinėti ir su draudimo ekspertais, ten, kur buvo palikta pora šimtų hektarų rapsų dar nekultų. Dėl pakankamai elementarios priežasties, gana geri kviečiai, aukštas derlingumas ir aukšti kokybiniai parametrai, metėmės ten, matydami, kad gali ateiti tas lietus. Rapsas perlaikė tikrai ne visas vienodai, tikrai per kai kurios laukus praėjo ne tik liūtis ir kruša, draudimas rado kai kur net ir 75 ar 80% nuostolius. Valio, kad buvo drausta, kaip ir visada rekomenduojame savo klientam, partneriam ir visiems ūkininkam, kad draudimas yra privalomas dalykas. Žeminiuose rapsuose, ten, kur jie buvo prakulti, draudimas tikrai išmokės ir tie metai nebus kažkokie tais nuostolingi, su žeminiais kviečiais yra šiek tiek kitokia situacija. Tiek sutartyse, tiek pačiose draudimo sąlygose labai pakankamai aiškiai parašyta, kad pilnoji vaškinė branda, tai yra, jeigu yra ne kruša, o yra liūtis, yra išgulimas, tai jau nėra draudiminis įvykis, bet tie pagulimo lygiai labai skirtingi. Ir jau praėjus 2 dienom po to lietaus vakar ir vakare, tai buvo Liepos paskutinė diena, po pietų išvažiavimo į laukus, gramdyti panašiai tokį vaizdą turinčius rapsus, prasidėjo viskas nuo 14,5 drėgmės, nuo vakare, ganėtinai didelis vėjas ir saulė ir jau vėl 9% ėlio. Ten, kur ankštaros neatsidariusios, ten, kur veislės neišimtis kaip ir šičia, šitam lauke buvo pionieriaus PT315 hibridas, kuris buvo 2,20 m aukščio, ankštaros neatsidarė. Viskas tvarkoja, daug tų veislių, kurios turi tą ridiko geną Lietuvoje yra, palikus vėlyvesniam kulimui matome, kad tai yra tikrai pridėtinė vieta, papildomas genetinis šitas dalykas, kad ankštaras neatsidarė. Ten, kurių nėra, žinoma, draudimas kompensavo ir kompensuos tos nuostolius. Kviečiai, kol kas nežinome, kokie kokybiniai parametrai bus ir kiek būtent tas lietus paveikė. Faktas, kad dabar jau prasitrynus kviečių varpas matome, kad yra pilkesni grūdai net ir ten, kur važiavo pirmos klasės kviečiai. Nuostoliai tikrai ganėtinai nemaži. Greičiausiai derlingumas bus pamažėjęs, tačiau tas išvirtimas nėra toks tragiškas ten, kur iššokoma į kombainus, bent jau vidurio Lietuvoje. Užsidėjus pakėlėjus, žinoma, greitis krenta, rapsuose, jeigu prieš tai važiavom 4, tai dabar 2,5 viskas, nes nepjaunam 70 ar 60 cm aukštyje, o skutam 20 cm nuo žemės aukščių. Su kviečiais vėlgi iš kurios pusės užvažiuoti, kaip išguldyti darbo tikrai pakankamai nemažai ir tas darbas sulėtės. Tad tikrai šokome į laukus ir tas kulimas jau įsivažiuoja. Manau, kad šios laidos išleidimo metu jau visi ūkininkai bus išvažiavę nusiminėti ir tada bus galima daug geriau įsivertinti tos audros padarinius. Kai kur vėlyvesnėse jos pupos, kur labai didelė biomasė irgi pavartyta, kiek teko bendrauti su draudimo ekspertais, ten irgi bus draudiminis įvykis fiksuojama, žalos, salikliniai miežiai, kaip bebūtų keista, be negeriausiai atlaikė tą vėją, jeigu šone buvo žieminių kviečių laukas, jisai jau pasiekęs pilnąją brandą, šiaudas visiškai sudžiūvęs, ten išvirtimų daugiau, vasariniai miežiai daug kur pakankamai statusi ir jau prasidėjo ir jų derliaus nuėmimas. Kol kas salyklo parametrai panašu, kad bus, viskas priklauso nuo derlingumo, apie tai sekančioje mūsų laidoje. Jeigu praėjusioje laidoje šnekėjom, kad šioje laidoje aptarsime tos darbus ir pagaliau visos tos įvapiūtės pabaigos rezultatus, tikrai ne, dabar ateina momentas, kada reikia rūpintis ateinančių metų derlium ir labai stipriai atkreipti dėmesį, kokius darbus reikia daryti ne tik tai numėjant laukus, bet ką reikėtų atlikti laukose, kad sekančių metų derlius būtų geresnis. Rugpjūčio pradžia ir toks vaizdas, kad būtume turėję be proto didelį laiko tarpą iki žieminių rapsų sėjos, tas laikas jau trumpėja. Ateinančią savaitę jau šoksime sėti ankstyvuosius žieminių rapsų laukus šiauriniuose Lietuvos regionuose, kur planuojame sėti žemaūgius hibridus. Su standartiniam veislėm, tiek hibridiniam, tiek linijiniam startuosime
panašiai rugpjūčio 8-12 dienomis, kad neturėtume to vaizdo kaip pernai, kad nereikėtų 3 kartus augimo reguliuoti, labai anksti nešoksime. Žinoma, koks bus rugpjūtis ar rugsėjais, pernai turėjom +30, viskas auga labai intensyviai, gal ir neblogai. Kai bus pamatysime, ką reikėtų dabar atkreipti dėmesį, vėlgi, laukai prioritetas, kur reikėtų nusipulti, kur planuojamas žieminių rapsų sėja, įsivertinam 2 dalykus. Pirmas momentas tai yra, ar atliksime kažkokį tai skutimą prie sėją, ar važiuosime, pavyzdžiui, su striptilinėm sėjamosiom tiesiai paskui derliaus nuėmimą. Jeigu buvo pagulusių vietų, tiek paskleidimas, tiek tas pats derliaus nuėmimas yra apsunkintas, ten rekomenduojama prasiskusti, įsivertinkite, kokį piktžolių spektrą turite po žemkenčių nuėmimo, ar nereikia prasiglifosuoti prieš patį skutimą, nes panašu, kad po skutimo iki sėjos to laiko susidaiginti paberas ir nusipurkšti likusias piktžolės bus labai mažai arba jo visai nebus. Tad ką dėlėtų atkreipti dėmesį, ar reikia prasiskusti, jeigu siejame striptilų, žinoma, jeigu siejame standartinėmis siejamosiose, tą skutimą reikėtų atlikti kuo greičiau, arba iš karto prie sėją, kad neišleisti dirvožemį drėgmės. Galvojame, kad gavom be proto didelį kritulių kiekį, 70 mm iškrito, tačiau dirvožemis pakankamai sausas ir 2-3 dienos ir paviršių važiuojant 3 ar 5 cm įleidžiantis kruskatorių arba bet kokias kitas lėkštes, jeigu tai nėra visiškas molis, viskas eina pakankamai puikiai ir nuostabiai. Jau pradėjome mėtytis šliužų, tas vadinamas gaudyklės, tos padėlius skirtingose Lietuvos laukose, kai kur jų jau radome. Toks kritulių kiekis gali iššaukti jų populiacijos padidėjimą, tačiau ne iš karto po lietaus. Vėl dideli krituliai, kaip ir iš karto sekančią dieną po lietaus grybai miškuose neauga. Irgi patikrinome, tikrai jų dar ten netiek ir daug. Taip pat bus ir laukose šliužų generacija gali ateiti iš kiek vėliau. Tad jeigu jau radome, tai iš karto važiuojame prasiskusti su lėkštėmis. Vienas iš efektyviausių, su pakankamai sunkesniu volų gale, patraiškimas pamažina jų populiaciją. Pernai turėjome labai puikių variantų, kur buvo sėta tiesiai į ražieną, kad ir su to pačiu fokusu ir praskusta negiliai 4 cm. Tai žala pasvėrus siekia daugiau negu toną. Būtent dėl to pasėlio išretėjimo, žinoma, šliužų granulės, tada jeigu mes matome prevenciškai. Kai kurie ūkininkai planuoja sėti žieminius rapsus po pievų, atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų pievose buvo dobilų ar liucernų, tai yra viena iš indikacijų, ką matome per eilę metų gamybinėse laukose, kad ten verta dar kartelį prasiskusti prie sėją, neatsižvelgiant į bet kokias klimatinės sąlygas, inersijos kokybės ir išsibarstyti granulės, nes ten, kaip tokia jau nerašyta taisyklė, šliužų beveik visada yra ir yra jų daugiau. Tad būtent šliužų stebėsime Lietuvoje ir jeigu pamatysime, kad jų kažkiek tais atsiranda daugiau, žinoma, tiek mes, tiek visa socialinė medija, bet tai pradės labai garsiai eskaluoti, tada granulės, turbūt vienintelis sprendimas. Kol kas dirvožemio paruošimas, į ką darėtų atkreipti dėmesį, žieminių rapsų sėja, stengiamės nesigilinti, vėl jeigu žemė yra lengvesnė, į priekį nenumatoma lietaus giliausiai 3 cm, ne į priesmelius, tam, kad rapsas pasigautų dirvožemį drėgmę, jeigu paviršius bus pradžiuvęs, sunkesnėse dirvose 1,5 cm, iki 2 maksimaliai, kad jisai nepasilaidotų. Teko pernai matyti tikrai palaidotus į 5 ar 6 cm sunkesnėse dirvose žieminius rapsus, iš ten jie išdygsta labai reti ir jau ties pačiu pirmo darbu susigadiname ateinančių metų rezultatus. Tad dabar būtent tas momentas, kada tiek aš, tiek visi mūsų komandos agronomai važinėjimo po laukus ir atrinkinėjame tos darbus ir jų eiliškumus, kuriuos reikėtų daryti, kur spėsim, nusiglifosuosim, jeigu yra kažkokių piktžolių po praretėjusių žieminių kviečių. Kitur iš karto skutimas, jeigu planuojama vėlyvesnė sėja, 15 ar 20, manau, kad ir žieminių kviečių paberas spėsime labai efektyviai susidaiginti. Tada lengvas glifosatas prieš, jeigu mes naikiname tik tai paberas, nepersistenkite su glifosatų normomis. Tikrai 2 litrai paprasto, sumažinant vandens kiekį iki 100 ar iki 120, veiklios medžiagos susitvarkus vandenį, jokių problemų paberas tikrai išnaikina tiek žieminių kviečių, tiek žieminių rapsų. Tekę daryti tokį variantą, kad išpurškiam, palaukiam 2 valandas ir važiuojame sėti, užtenka 2 valandų, kad paberas nusikirsti. Vėl, jeigu didesnės piktžolės, pusnis, varpučių kažkokio yra, reikia ir didesnės normos, reikia ir 3 ar 4 dienas palaukti, kad iki šaknies glifosatas nueitų ir suardytų efektyviai vandens intus ir neturėtume tų problemų. Herbicidinis sprendimas kol kas dėliojasi labai daug kur vienas, turbūt vienas iš pigiausių variantų, metazochloro su klomozono mišinys, iš karto po sėjos, kada jis yra efektyviausias, kai dirvožemis drėgnas. Ar turėsime 3 dienas po sėjos iki pirmųjų rapsų dygimų. Teko pernai netyčia vienam lauke, nepamatęs ūkininkas įsipurškė net tokį mišinį ir ant vieno kito padygusio rapso, labai didelės tragedijos nebuvo, to tikrai nerekomenduojame daryti. Tad metazochloro klomozono mišiniai, 750 veiklios medžiagos metazochloro ir klomozonas priklausomai
Jeigu naudojame kalifą ar klomatę, nuo 150 iki 200 gramų, nesunkesniuose keliam, lengvesniuose šiek tiek mažinam, nes jisai pasiplovęs į gilesnius dirvos sluoksnius gali pabalinti ir žieminio rapso lapelius. Tai nėra tragedija, įvertinant, kad už pakankamai pigią sumą galime susitvarkyti su labai plačiu spektru piktžolių ir išsispręsime žliūgės ir miglės klausimą. Tad dabartinis momentas žieminio rapso sėja, ta sėjos norma visada diskutuojame su ūkininkais, tačiau visada jinai turi šiokias tokias korekcijas, kai įsivertiname kokia kokybė ir būtent kokia sėjos kokybė yra jūsų laukose. Atvažiuojame į lauką, pirmieji derinimai, pirmieji sėklos normų skaičiavimai, tebūnie sėjame striptilonę, fokusas 30 cm, laumetris kas 50, statomės apie 40-42 augalus ir kvadratinį metrą. Ir žiūrime, kokia yra sėjos kokybė. Jeigu dirvožemis drėgnas, nėra grumstų, viskas tolygiai, galbūt galime dar šiek tiek pasimažinti, tačiau jeigu matome, kad sėjos kokybė nėra pati geriausia ir jau kopiame į šiek tiek vėlyvesnius sėjos terminus, tada tą sėklos normą nemažinkime, siekime panašiai apie 45 augalus į kvadratinį metrą. Na, tikrai turim praktikos, kada ir 32 pasėti su tempo ar maestro sėjamosiomis. Tobulas rezultatas, labai geras iššukojimas, labai tolygus ir vienodi augalai, tačiau turime laukų, kur sėdint 50 irgi derlingumai labai netoli rekordinių. Tai čia tas momentas, kur nėra vienos išeities, važiuojam per laukus, būtent dabar yra tas momentas, kada agronomas gali daugiausiai įdėti tiek įdirbio, tiek rezultatų į jūsų ateinančių metų derlių. Kiekvienas laukas yra visiškai skirtingas, tiek šiaudų sluoksnis, tiek dirvožemis, tiek žemės dirbimas, kokį mes taikome, tiek sėjos agregatai, tad vienos taisyklės nėra, pasitarkite su mūsų agronomais konsultantais, kad ateinančių 2 savaičių darbai užtikrintų visų ateinančių metų sėkmę ir gerą galutinį rezultatą jūsų žieminių rapsų lauko. Kitas darbas, kurį iš karto daroma po žieminių kviečių ar žieminių miežių ar vasarinių miežių ražienų skutimo ten, kur bus žieminiai rapsai, tai yra posėlinių augalų sėja, kurie bus paliekami ar 8 savaitėm, ar bus paliekami per žiemą. Kai kuriuose Lietuvos regionuose posėliai jau yra pasėti, teko vakar vaikščioti po lauką, kur būtent sėtas 8 komponentų mišinys, kur eina daug skirtingų augalų, tas pats grikis, aviža, šakninis ridikas, linai, facelijos, lubinai, dobilai, saulėgrąžos, taip, tai turbūt 8 ir 60% jau augalų skirtingų matyt, kad yra padygusi 5 dienos po lietaus, iki to lietaus spėjome tą padaryti. Kaip tą darome? Labai dažnu atveju, kas turi striptilinės sėjamąsias, tam, kad nereikėtų daryti kažkokių tais papildomų skutimų, gana pasiteisinęs variantas. Važiuojame su striptilinė sėjamąja, pavyzdžiui, su fokusu, su kviečių galu. 15 cm tarpueiliais sėjame mišinį ir leidžiame nagus priklausomai nuo to, kokie augalai bus auginami pavasarį, ar tai runkeliai, ar miežiai, ar pupos, ar kukurūzai skirtingais gyliais. Tam, kad pavasarį užtektų tik tai prasiglifosuoti ir sėti tiesiai su diskinė sėjamąja arba lengvo skutimo, kad susinaikinti kažkokius tai dirvožemio paviršių esančias liekanas. Tai pavasarį nereikia gilesnio skutimo, iš rudens pasidarome šitą variantą. Kai kur kratomės paukščių mėšlą, kai kur kratomės granuliuotą paukščių mėšlą ten, kur yra noras įnešti organikos. Įsivertinkime tai, kad tuos brangesnius posėlių mišinius, jie daugiau mažiau visi kainuoja nuo 50 iki 70 eurų hektarui, kur yra labai didelė gausa augalų, verta sėti vidutiniškai iki rugpjūčio 15, vėliausiai 20 dienos. Jeigu persimetam į rugpjūčio galą, rugsėjo pradžią, dažniausiai tokie pasėti augalai biomasės didelės neužaugins. Tai gal ta papildoma išmoka tikrai, jeigu vien dėl jos mes susideklaravimo, neverta sėti kažkokių tai brangių mišinių, gal tada tiesiog avižų ir žirnių miksas, nes biomasės didelės nebus. O sėjant mišinį mums svarbiausia ne antžeminė dalis, o kuo didesnė skirtingų augalų šaknų sistema, nes būtent tada tiek daugiau mikorizės, tiek geriau mikroorganizmam, tiek labiau prapurenamas dirvožemis, nes antžeminėje dalyje nėra tiek daug cukrų, kiek jų yra sukaupiama šaknyse. Gaila, kad kol kas neleidžia tų žieminių posėlių įsiterpti iš rudens, tam tikrų metų, kada būtent tas cukraus kiekis yra pats aukščiausias, nebent deklaruojate 8 savaičių posėlį ir pasiemate mažesnį išmoką. Bet vis tiek, posėlis yra labai geras dalykas, daug geriau ir tolygiau pasiskirsto pavasarinė drėgmė, geriau prapurenamas dirvožemis. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūsų mišiniuose yra grikio ar kažkokios tai kitų augalų, kurie tikėtina, kad subrandins. Sėklas, ypač grikis, turbūt yra vienas iš tokių įdomesnių augalų. Pavasarį cukriniuose runkeliuose jos gali tekti naikinti daug anksčiau, nes rugpjūčio pradžioje pasėjus mišinį, kuriame yra grikio, gali tekti važiuoti net ir konviziniam anksčiau nusimušti tą grikio patalą, bet su paprastu kontakto herbicidu jisai nusiema pusę litriuko, didelės tragedijos nėra. Tad posėliniai mišiniai labai geras dalykas, jeigu jisai yra pasėtas laiku.
Jį siejant reikia atkreipti dėmesį ne tik tai, kad įkišam valio, kad sudygtų, bet ir pagalvojam apie tinkamą žemės dirbimą, kad pavasarį reikėtų daryti kuo mažiau ir tas augalas, kuris ateis pavasarį, atsigultų ten, kur reikia, į puikiai paruoštą žemę. Tai dabar turime tam laiko, tad kaip visą laiką atkreipkite dėmesį į tai, kokius augalus sėsite, kad galėtumėte pasiruošti žemę ne tik tai posėliui, bet ir ateinančių metų augalams. Apie žieminių kviečių sėją šnekėti dar ankstoka. Ką dabar derėtų atkreipti dėmesį, ganėtinai nemažai žieminių kviečių laukų Lietuvoje yra išguldyta, kuo toliau į šiaurę pavažiuojant, tuo daugiau jų tokių yra. Jeigu savo sėklų aruodus nusimetė iki lietaus, ką rekomenduojama visiems savo partneriams, valio, ten bus geri kokybiniai parametrai. Gera sėklos kokybė, jeigu iki to momento dar nepadarėte ir gavote liūties, jūsų laukai paguldyti, greičiausiai tokių sėklų nederėtų daugintis ir pasilikinėti sekantiems metams. Jeigu turite šią problemą, neatidėliokite, pradėkite rūpintis kokybišką sėklos ieškojimu jau ateinančiomis dienomis. Kokios veislės, niekas nepasikeitė nuo praėjusios mūsų laidos, gana neblogai byrėjo Braitas, kai kuriuose laukuose Forija, tas pats Artistas, Nida, Skaginas, kuriam žmonės po šiai dienai yra tokie, kurie Skagino ištikimiausi fanai, jam dainuoja odes ir sako, kad tiek derlingumai, tiek kokybiniai parametrai beveik viskas į ekstra, prie žinoma, ganėtinai didelio azoto kiekio suvažiavo. Turėsime visko. Yra veislių, kurios šiais metais gal šiek tiek tais nuliūdino, lyginant su pernykščiais, bet vėl, pasakykite veislę, pasakysiu jums tiek ūkiai, kuriame jinai byrėjo geriausiai, tiek ūkiai, kuriam byrėjo prasčiausiai. Ten, kur sustatyta viskas viename lauke, tuos rezultatus turime, su savo draugais pasidalinsime tiesiai, viskas labai paprastai į Excelio lentelę suvesta, tam, kad galėtume tą dalyką dėlioti. Žieminių rapsų veislių pasirinkimas, matome, kad dabar šiek tiek keliauja į tą pusę, kur turi ir ridiko geną veislės, neišimtis ir pionieriaus PT315, kuris per visos puokštės atsparumų lygoms, sklerotiniai ir kitoms famozijai daugeliu kitų turi pagaliau ir šį geną ir tikrai matome, kad ir po tokios stiprios liūties jisai visiškai nėra prasidaręs, bet tai nėra konstanta, tam būtent tokiom liūtim ir tokiom krušom yra draudimas. Žiūrėkime į tai, kaip jie augo, kokius derlingumo rezultatus duoda, kol kas visiems gero oro. Kuo greičiau ir kuo sparčiau pasibaigti javapjūtę, kad galėtume pradėti ruoštis ateinančių metų darbams. Dabar darbų laukuose nėra tiek daug, gana nemažai drėgmės cukriniuose runkeliuose, valio, reikia padėti jiems augti, pakankamai idealios sąlygos, nei labai karšta, drėgmės dirvožemių valio. Pupos, kai kur ankstyvoj sėjoj jau planuojamas važiuoti glifosavimas tam, kad už 2 savaičių pradėti kulimą, vėlyvesnė sėja, šiek tiek didesnės žalos nuo to, kad jos yra palaužytos, ten be rugsėjo mėnesio tikrai kulimą nenusimato. Tad dabar ne tik tai seno derliaus nuėmimas, bet ir labai puikus momentas pradėti ruoštis ateinantiems metams. Tad gero jums oro ir iki greito susitikimo jūsų laukose.